Jau iš namų. Tokia jau ta aukciono dalyvavimo, kaip čia nežinau pavadinti, dalia. Kad aukcionai prasideda nuo 5 valandos, tai realiai būna vakariniai lošimai. Tenka iš namų lošti. Šeimos moteris išvažiavo į draugės gimtadienį. Tiksliau, austėjos draugės gimtadienis, tai žmona nuvežė. O mes su Arnu likom namie, Arnas apačioj svetainėje, o aš Arno kambarį prie kompo pasislėpęs bandžiau lošti automobilius, bet dėja šiandien jau daugiau nieko nebepirksiu, todėl kad 14 ten trūkas buvo maksimaliai statymas, bet jau yra 17 800 ir galaja labai smarkiai irgi pabėgo ir pabėgo labai ženkliai ant 7000, tai dabar net nejungsiu, nežiūrėsim. Rytoj sėsiu klientams ieškoti naujų automobilių. Jau su galaja, kur norėjo pirkti žmogum, apsitarėm, ką jisai bandys nupirkti, o ant trūko ieškosim toliau kito. O, va, pasidarė, kad ant trūkas, biški užlagnės buvo. Jau virš 20, eina savo. Šiandien uždaviau klausimą ir paprašiau, kad žmonės parašytų, kiek kainuotų sutvarkyti automobilį po krušos. Labai daug žmonių rašė, kad pasidalinčiau, kiek tai kainavo. Tai žiūrėkit, aš dabar jums parodysiu, ką man parašė. Ir dar tarp kitko vienas žmogus parašė, sveiki, motociklus irgi vežate iš JAV. Viską vežam iš JAV. Galim atvežti motociklą, vandens motociklą, katerį, jachtą. Dar vienintelį dalyką, kurio nedariau, tai norėčiau dar atsisiųsti mokyklinį autobusą, bet dar to nedariau, nes tai reikėtų vežti ant denio. Tiksliau, plukdyti ant denio. Tai dar to kol kas nedariau, bet manau, kad tikrai reikės išbandyti, nes dar ir sunkvežimį norėjau kažkada nupirkti iš aukcionų. Tokį, žinot, amerikietišką, tikrą, kaip iš Terminatoriaus filmo. Tai, bet man pasakė, kad labai brangiai kainuos jo pragabenimas, tai užsidirbsiu pinigų, tada atsisiųsiu. Tai o dabar eikim prie aktualios temos, dalinuosi, ką parašė žmonės. Būtų įdomu, viena duobutė 20-30 eurų, duobutė 5-10 eurų, apie 20-25 duobelės 200 eurų paėmė. Priklauso, ar tampa su klijais, ar panašiai. Pasalvydą kažkokį tai po krušos 1900 kainavo. Tiek, kad pigiai buvo išpjauti ir įvyrinti stogą naują. Nuo 700. Neįmanoma pasakyti, kiek nemačius auto kainą. Gali būti nuo 200 iki 1500. Nuo 1500 iki 2000. Tai žodžiu, nėra tokios kainos, kad būtų konkrečiai pasakyta apie automobilį. Viskas matyt priklauso nuo vietos, pas ką darysis. Pas vieną matė duobutės vieną kainą, pas kitą kitą kainą. Bet padariau išvadą tokią, kad visą mašiną po krušos išlyginti kainuotų nuo 1500 iki 2000, jeigu yra tų vietų, kur tvarkosi, o yra tokių vietų, kur ir nesusitvarko su meniniu. Geriausiai matyt bus nusipirkti pačiam automobilį man po krušos ir jį pabandyti sutvarkyti. Šiandienai tiek, susimatom rytoj prie naujų aukcionų. Atvažiavo mūsų klientas, pastovus klientas, atsiimti mašinos dokumentų. Matau, atvažiavo su mašina, kurie pirko irgi per mus. Aš kažkodėl galvojau, kad jisai sidabrinis. Jisai buvo sidabrinis? Aš nepamenu, kas jam buvo. Jisai kažkada buvo sidabrinis ir bet Amerikos buvo daug. Jo. O dabar, bet ten matėsi fotkėse, kad viskas ten, ir begas nebuvo šovęs, tai matosi buvo aptakyta priekis. Jisai yra tam sidabrinis, bet aš persikurškau, nes man... Raptorium čia, ne? Tai bet tai palauk, tu labai greitai susitvarkei, man atrodo, birželio mėnesį pirkom jį. Aš žinai, kodėl atsimenu tavo šitą mašiną? Todėl, kad mes varėm į Perjonės to paparčio žiedo ieškot ir tada Deivis jį nupirko. O kaip Riemas? Šiaip ta prasme, viskas labai gerai, aš neturiu jokių... Normaliai. Toks nefainas dalykas, kaip visą laiką. Aš turiu 12 valandą susitikimą, atvažiavo tralas ir norėjau pafilmuoti mašiną. Ir atvažiavo. Norėčiau plačiau pafilmuoti, tai žodžiu. Aš Edgarą paliksiu, kad priimtų mašiną, o pats grįšiu ir tada eisiu ją filmuos po krušos iš Vokietijos grįžo. Škodikė. Pas mane yra štai 3 raktai, aš esu sandėlyje ir prieš mane stovi gautas automobilis iš Vokietijos, kliento. Tadadadan. Škoda VRS. Tarp kitko, kažkada buvau kėlęs, kodėl, ar RS, ar VRS, tai galbūt ir neteisingai pasakysiu dėl gamintojo, kodėl VRS. Vis dėlto yra VRS, todėl, kad mačiau žmonės komentaruose parašė, kodėl yra VRS. Todėl, kad Fordo gamykla padavė Škodos gamyklą už RS naudojimą ženkliuką, kad
tai yra jų užpatentuotas ženklas kažkoksai tai ir panašiai. Žodžiu, vyko teismai ilgai ir galiausiai Škoda laimėjo ir priekyje atsirado V raidė. Vin, nuo žodžio Vin, laimėti, Vin, VRS. Tai va, vis dėlto jinai vadinasi VRS. Toksai va įdomus faktas. O čia mes turime iš vokiško Koporto atvykusį automobilį kliento. Jinai yra, patikslinsiu kelintų metų, bet matau, kad komplektacija gera, todėl kad yra distronikas. Čia nežinau, kas yra padaryta, ar čia originaliai, ar čia neoriginaliai. Bet labai įdomi atrodo šiaip iš tikrųjų šitas auksinis, bronzinis akcentas automobilė. Automobilis yra po krušos. Turime štai tokius apgadinimus. Tai va, su šito klientu mes šiaip su jo palaikom ryšį. Tai pabandysiu pabendrauti, kad pasakytų, kiek jam gausi šitą Škodą sutaisyti. Apsižiūrėkim trumpai Škodą. Šita pusė yra sveika. Bagažinės dangtis sveikas. Ir matomai, kai ėjo kruša, jinai varė va tai va šoną. Todėl, kad šitą šoną subaladojo, langą išbaladojo, kapotą subaladojo, priekinį stiklą va kaip sudaužė. Bet žmogus va tvarkingai. Mašiną sugadino, draudimas matyt pinigus išmokėjo, viską atidavė, kas jai priklausė. 3 raktai, keilėsas yra, pasižiūrėkim kas čia. Salonas štai toks. Šiaip viskas kaip ir tvarkinga, faina, smagu. Kas čia yra? Serviso knygutės. Čia viskas yra parašyta lipdukai, volkswageniniai. Čia dar kažkas. Oi, blemba, tai čia žiūrėkit, visos sąskaitos yra. Viskas, kas daryta. Nu, maladėts, vokietis. Ne visada tai būna. Aukcionas toks dalykas. Nu, ta prasme, tu rizikuoji pirkti automobilį pigiau, nežinai, ką gausi. Yra sėkmės reikalas. Iš esmės, dirbu su aukcionais 2 metus. Nu, iš 10 automobilių 1, nu, maksimum 2 gali būti, kad bus kažkas blogai, bet tas blogai, nu, tipo, kad gausis sutaupyti ne 2, 3, ne 4 tūkstančius, nu, viskas priklauso nuo sumos kokios mašinos, nu, ten gausis sutaupyti 1000. Rezumuojant, vis tiek esi kažkaip pliusė. Mes tengiamės apsižiūrėti visus automobilius taip, kad nebūtų to 1 arba 2 iš 10, kad nebūtų kažkokia tai lėlė ar dar kažkas, kad būtų visiškai tvarkingas automobilis. Tai pavyzdžiui, jeigu matom, kad automobilis yra blogoje lokacijoje arba blogas pardavėjas, tai mes tiesiog nerekomenduojam jo pirkti. Einam dabar pačią įdomiausią dalį, pasižiūrėsim. Taip, tai įdomiausia dalis yra, pasižiūrėkim, kas dar gale. Izofixai, 2 vaikai, reiškia, pas žmogų buvo, nes šitie dalykai nusiema ir įsistato, irgi atidavė. Mes kai X1 nupirkom, tai buvo dėl bagažinės liftas. O va čia, kad maišai yra, reiškia, buvo dar matyti ir ratai, bet ratai matyti nedavažiavo. Čia va kažkodėl yra atsukta, nežinau tik kodėl. Čia stiklus sudėjo, čia va buvo atidaryta. O va čia turėjo būti, o va ir yra, pompa, atsuktuvas, kablys. Gal dar kažko daugiau turėjo būti, bet nėra. Maišus sudedam atgal. Bagažinės liftas. Šiaip iš tikrųjų man šitas Škodas pačiam labai patinka. Darysime kapotą, apsižiūrėsime, kas gero yra. Škoda amortikų nemėgsta. Kodėl skuduriukas yra įkištas, nežinau. Bet atsimenu, kai vaikas buvau, pas tėvą visą laiką piežė, va tai gulėdavo skuduriukas tam, kad ryte atėjus galėtum pasitikrinti tepalą. Antifrizas ant minimumo. Jeigu mašina dar būtų buvusi švari, tai irgi būtų labai smagi. Ką, bandom kurt? O, start stopas. Pastovėjus, tai biškį ilgiau kūrėsi. Einam pasižiūrėsim, kaip variklis dirba. Taip, raktų svarbiausia nepalikti. Gal goliukas kažkoksai tai biškį duoda apie save žinių, bet tai gali būti nuo stovėjimo. Nežinia, kiek mašina aukcione prastovėjo. Atrodo, aktyviniai Xenon žibintai. Gražus 130 000 kilų ridos. Žodžiu, situacija yra dabar tokia. Klientas yra iš Klaipėdos. Toj pranešu klientui, kad automobilis atvyko. Rytoj turi, jeigu šiandien spės išmuitinti kelias mūsų mašinas, kurios turi važiuoti į Vilnių, tai tralas atveža į Vilnių iš Klaipėdos mašinas, nusikraunam, pasikraunam šitą ir nuvežam klientų. Viskas, ką mes padarom, jūs pasakot, kokį norit automobilį, arba mes jį surandam, arba jūs netgi pats jį susirandat, mes pasakom, verta ar neverta jį pirkti ir laimim automobilį ir realiai po kažkiek laiko stovi lauki, prie namų tau atveža automobilį. Arba atvažiuoti iki mūsų pasiema, čia kaip jau jūs pageidausit. O, kaip sakant, nusipirkti gerą variantą nieks netrukdo. Nemažai iš mūsų ir pirikupai pradėjo pirkti automobilius, todėl kad pavyksta tikrai geromis kainomis automobilius nusipirkti. Žmonės, jeigu jie nusipirka, yra žmonės, kurie grįžta po kažkiek laiko, perka automobilius ir sako, ką, nusipirkau, metus pasivažinėjau, dar vieną kitą štukytį į pliusą išėjau, pardaviau
ir ieškusi dabar kitą savo automobilį. Labas rytas, važiuoju į Tapelius iš pat ryto, todėl kad iš Klaipėdos atvažiavo tralas, atveža mašiną ir dar dokumentus iš Klaipėdos atveža. Tai važiuoju pasitiksiu tralą, paimsiu dokumentus, pasitiksiu mašiną ir dar tuo pačiu apžvelgsime, kas grįžo iš Amerikos. Ką tik pasijaučiu kaip kokiam siaubo filme. Visų pirma važiavau, pažiūrėjau į navigaciją, užvažiavau ant kažkokio tai metalo. Tas metalas iš po priekinio rato pakilo, dėjo čia, tada dėjo va čia į ratą. Garsas buvo geras, kažkur matyti ne čia mane navigacija atvedė. Skambinu klientui, nesujungė. Tada sugebėjau išjungti telefoną, atgar sugebėjau prisiskambinti į išjungtą telefoną. Alio. Kaip tu sekas važiuot? Aš tipo vietoj, bet nieko nematau. Nes vairas jau vietoj, klausimą kraudinėt ar ne? Tai bandau jungti navigaciją ir per naujo važiuoti, nes kažkaip mane ne ten atvedė. Kažkaip ar ryšys, ar telefonas mane užgribavo. Ką, pagaliau radau. Galvau, kad nerasiu, bet pasiskambinau žmogui. Paaiškinu, kaip davažiuoti ir davažiavau. Ką? Nieko, gražuolis. Gražuolis? Biškai daugiau lempos adiriškai skilę, bet... Bet šiaip nebaisiai. Ne, tai čia keičiamas dalis. Galvojau, gal radiatoriai dar kažkiek bus neliesti, bet... Šiaip iš tikrųjų mano draugas tokius ardo, tai galiu paklausti dėl dalių, ar turi. Reikia, nes buferį tai naujas, tai... Tai šiaip Mersu yra tas vienas dalykas nesmagus, kad kiniečių nieko negamina. Praktiškai jo detalės naudotos kainuos kaip naujo. Taip ir yra, nes ten kapotai, sparnai ir jų net nėra. Ta prasme, priekis tai išneštas pas visus. Jo. O svarbiausia tai buferis nėra, tai visiškai. Bet nauja radau, ten gerą kainą, šiaip suderinam. Tai... Kraunam? Apžiūrėsim, nusikroja. Šiaip gražus šitas modelis, man jie patinka, dar feisas. 5 metus ieškojau, ta prasme, bet kad būtų būtent... Aš galiu tave filmuoti? Jo, drąsiai. Tai, kad būtų perlas, 5, tai man ir feisas būtinai. Nes tu bainiau jį nuspaudai, man atrodo. Tai aš buvau iki 3 pasiruošęs statyti ir paskui jau vakare galvojau, sakau, nebus paskui pinigų, dar kažką, žinai, Paskui už vieną 5 išėjo, galvojau, ta prasme, nusižudyt norėjosi. Galvoju, jai atiduosi ir kitą dieną įėjau, pažiūriu, netidavau už vieną 5 ir 2-3 įėjau. Tai palauk, 2-3 nuspaudai, bainiau? Jo. Tai žiūri gerą kainą. Aišku, aš ieškojau su juodu, kad būtų salonu, tai būtų iš viską dadęs. Žinok, salonas tai nebus brangus, gali pasikeisti. Bet tik tai, kad jeigu šviesų salonas, tai ir lūbos viskas šviesu. Tai neapsimoka. Aš žiūrėjau, pa šitus, man atrodo, su salonu ir lūbos vis tiek šviesus. Bet jisai toks didelis. Tai aš bemsuką, tai aš čia žmonai pakeitimui. Šitą žmonai? Tai kad su laiku, žinai, prie jūros dar kažką važiuoti, tai mes jau šiemet taip privargom, pilnas salonas daiktų. Žinau, turiu pats 2 vaikus, tai pa žmoną prieš tai... Veikti motoras? Jo. Degalinė, jeigu negesini ir pili, tai gali ir pili. Labai gerai dujinas šitas. Čia dar tas senasis variklis, 285 kW, šitas dar dujinas, į ten po to, kur su turbinom eina. Su turbinom eina. Aš norėčiau, irgi nužiūrėsiu su šitai, ką darysiu paskui. Tai gerai, kiek jisai tau gavosi su multais? 6,3. Tai čia žiauri gera kaina. Diegimas jungiasi pas jį? Jo. Tai labai gerai. Vieną dalyką, kuris Mersas nepadarė ir iki šiol nepadaro, aš neįsivaizduoju. Pas jį nėra avarinio režimo įjungti, kad riedėtų. Jeigu diegimo nėra, viskas, nėra avarinio režimo. Važiuojam dar. Gerai, čia biškai. Ne, stop. Blogai. Vėliau atnešta kažką po ratais pakišt tokių... Nevažiuos jisai iš viso, todėl kad susmigo. Reikia dabar... Gerai, palauž. Tai jau į priekį dabar. Tu paleis, kad tik ratus pasidėtų ir viskas. Jo, tai ir ką, ir su traliuku tada į priekį. Ratai šitie geri, čia palauk 2-1. O rida kokia pasi? 2 kilometrų. Tai ir komplektacija yra, tik tai dar šildomo vairo gaila, nėra tas mediškai. Beliamba, šildomas vairas, tai gerai. Žiūrėk, tai dar gerai tau čia gavosi, balkis įveikas. Čia žiau, bet aš galvojau, dar ir radiatorių galbūt, žinai, nepaliesti, galvojau, gali čia pasirinkti. Aha. Keilėsas yra. Jo. Va, apsauga dar kažkokia tai yra. Va, kumas, matei, kur jo eina? Po keleivio sėdinė. Fainas dalykas, šunį matau turėjo. Smagi mašina, nebrangiai gavosi. Jo rinkos kaina nuo 15 balto perlo, tai gali net 20 prašyti. Aš kai nusipirkau, tai realiai gal po savaitės, nes visiškai nebuvo. Dabar 2 įkėlė, bet dabar vėl dingo, gal pardavė arba šiaip. Ką, viskas, mašina pristatyta. Gerai, maladėt, čia gaunu taip gerai, aš taip... Per kiek laiko? Realiai, man atrodo,
šiam dienų gaus, nu, 2 mėnesių. Bet Houstonas, biški tolimesnė lokacija. Bet irgi juosta ten per mažiau nei savaitę atvarė. Rugpjūčio 31 mes pasižiūrėjom, kad nupirkta mašina, lapkričio 10 šiandien yra. Tai 2 su biškiu mėnesio. Gerai, viso, varau, paleidžiu žmogų tvarkytis mašiną ir dar pasiskambinu dėl dalių, ar draugas turi dalių. Jau ką padėsiu žmogui dar su dalim. Tai prisimenu, kurioje vietoje įvyko mano incidentas, kur skrydo kažkas. Ir man atrodo, aš matau, kas parėjo į mano automobilį. Eina savo. Va, šitas dalykas. Man parskrydo į mašiną. Kietų jį patrauk gal, kad daugiau niekam. Ne, parskrysto. Nu va, tai pradedam maždaug dieną. Tai pasižiūrėjau telefoną turiu su savim. Telefonas man reikalingas dėl kad laukiu skambučio iš žmogaus, kuris atvyksta pasiimti Seat Ibizos. Ibiza parduota. Einu dabar su sniego kastuvu atkasiu. Nors tikėjausi čia labiau užsnigta. Jep, pamečiau. Sakysit, nereikia čia tiek atkasinėt. Bet žinokit, šiandien yra mano mamos gimtadienis. Čia jis buvo ketvirtadienį, o šiandien švenčia. Ir aš buvau pakeliu į gimtadienį, kai paskambino žmonės, kad šiandien atvažiuos pasiimti Ibizos. Ir esu šventiškai apsirengęs. Tai labai nenoriu sušlapti batų. Tai aš tiesiog truputį atsikasiu Ibizą. Kaip smagiai sugalvojau. O kalbant apie Ibizą, aš čia buvau įmetęs į sturiukus, kad parduodu. Nieks nesusidomėjo. Keli gal žmonės parašė, ten gal pasiūlė 100 eurų, kažkas tokio. Tai man ta kaina kaip ir nelabai tiko. Gal nusprendėm ją įmesti į Jautą. Į Jautą įmetėm, nepamenu, kokių rezervų. Arba 0, arba 100 eurų. Ir automobilis surinko 325 eurus. Yra parduotas, atvažiuoja žmonės jo pasimti. Mums šitą kainą tiko, viskas gerai. Jeigu jūs planuojat pardavinėti automobilį, visiškai nemokamai galite įdėti savo skelbimo į Jautą ir parduoti automobilį už didžiausią pasiūlytą kainą. Labai patogu, todėl kad realiai nereikia susitikinėti su pirkėjais. Detaliai aprašo automobilį, pirkėjas apsižiūri jį realiai iš nuotraukų, reikia geras nuotraukas padaryti, viskas fotkinti atidžiai ir viskas. Parduota. Ir dar vienas dalykas, buvau įkėlęs į storiuką. Mums visai nemažai žmonių parašo, gal netyčia turit kokį Winterbiterį pasiūlyti ar dar kažką. Sakiau, Autoje galite pasižvalgyti, buvau vieną variantą net įmetęs kim 6. Jų yra ten tikrai nemažai. Tai jeigu ieškot kokio Winterbiterio ar šiaip kokio nors automobilio, tai turit puikią galimybę jį, taip sakant, pačiupti už gerą kainą. Tai va, einu atkasinėti toliau ir to turi būti žmonės. Tikėsime vanduo buvo prismėtas. Nu, aš irgi tikiuosi. Vienas kažkada tokia. Labai smagiai važinėjom. Taip. Suteiksiu jums šią garbę. Nu, nežinok, užsijakas neužšalęs. Užsikūrė kaip net nestovėjus. Numerių nėra? Ko? Numerių. O jinai be numerių? Ha, geras klausimas. Dėl to eisiu, pabandysiu paieškoti garaže. Pažiūrėk dar salonę. Salonė tai nėra. Įdomi. Kur numeriai galėjo dingti? Žodžiu, einu susieško numerių. 112. Labą dieną. Norėčiau pranešti apie automobilio valstybinio numerio vagystę. Koks automobilis? Seat Ibiza. Seat Ibiza, taip, valstybinis numeris koks pavogtas? DOD 027. Tai DOD kaip Darius, o na Darius? Taip. 027? Taip. O čia priekinis, galinis, abu? Abudu numeriai pavogti. Ir kiek laiko automobilis stovėjo? Automobilis tai pas mus stovėjo realiai nuo vasaros. Aš jį prieš kažkurį laiką buvau pajudinęs, fotografavau jį, kad į skelbimus dėtų. Dabar atvažiavo pas mane žmogus ir pamatėm, kad nėra numerių. Tai kažkur tie numeriai, sakykime, apie savaitę, 2 savaitės tame tarpe galėjo dingti. Supratau, tai informuoju pareigūnus susisieks su mums. Labą dieną iš policijos. Labą dieną. Dėl numerių perdavimo informaciją jūsų. Žiūrėkit, aš teisingai supratau, čia 2 savaičių laikotarpio, ne? Taip. Pranešimas jūsų yra užregistruotas, jums reikės tiesiog kreiptis į regitrą. Informaciją dėl numerių vagystės mes perdasim jau į komisariatą. Aha. O jūs savo ruožtu aš jums atsiųsiu SMS žinutę apie užregistruotą jūsų pranešimą. Ten bus ROIK numeris, individualus jūsų pranešimo. Ir tada iš mūsų bus ir tiek. Toliau jūs su regitrą jau aiškinsite. Supratau, tai man realiai tiesiog nuvažiuoti susitvarkyti naujus numerius ir viskas. Jo, taip. Supratau, o jeigu kažkas bus pridaryta dabar ten su tais numeriais, tai viskas užfiksuota? Jo, viskas užfiksuota yra, taip. Supratau, gerai, ačiū labai. Viso gero. Visa. Žodžiu, nuotykiai. Gyvenime dar neteko susidurti su tokia situacija, kad pavogtų automobilio numerius, bet su pirkėju viską išsisprendėm, viską susitvarkėm. Mašina lieka pas mus, susitvarkom reikalus numerių ir atvažiuos pasiimti. Tai viskas, važiuojam dabar švęst. Labą dieną. Taip, turim dabar
pasiūlymą. Automobilis, jis randasi Vilniuje, man atsiuntė žmogus telefono numerį ir mes jam dabar pasiskambinsim ir paklausim, kur prilėkti. Atvariau pasižiūrėti mašinas, o realiai net ir privažiuoti nemanoma linkės. Toks kiemas jau siaurutis. Labą dieną. Matyt, su jumis bendrau dėl mašinos. Kiek laiko turit automobilį? Metus su biškiu, metai gal porą mėnesių kažkas tokio. Supratau. Patiko? Jo, šiaip viskas tvarkoj būtų. Bet? Toliau naudojas, bet biškiu gyvenimas ir tenka paduoti. Kažkokių defektų turi šiuo metu jisai? Realiai kosmetiniai, ant priekinio bamperio. Čia mane buvo, nesuvėjim sankryžai mane albolom pavažiavo ir tepalus reikia pasakyti, bet turiu visus tepalus, tai tu patiem paskaitysiu. Supratau. Tai gerai, o kas čia priekį kosmetinį? Čia va tada iš kur pastebėjau. Ai, va čia bamperis, ne? Jo, va čia va biškį ir va čia va. Bet partronikai ir farų šitą. Supratau. Ką sakėt, pastebėjot šiandien? Šito aušinimo skysčio pasiprašė. Šalta, gal dėl to ir nori? Pa, čia 3.5 tas, ne? Jo. Va 6. Tai dapylėt aušinimo, ne? Ne, nedapyliau, čia dabar pastebėjau. Nieko nesimato? Galima šitą bandyti nusimti. Kas turi tokius mersiukus, žinot, kokia problema būna su šitom važarnom viduriniam įsiurbimo. Kas ilgesnį laiką turi tą automobilį. Viskas surinkam atgal. Juodas tepaliukas. Mėlynas. Neįprasta, kiek Mercedes'e matyt mėlyna. Bet tu žiemą, kon yra fainas žiūrėt mašinas, kad gali su sniegučiu rankas išsiplauti. Ir tada kažkur juodas kelnes išsivalyti. Galima raktelį paprašyti. Kapotas atidarytas visą laiką degė ir dabar tipo neuždarė. Dabar blogai uždarė. Rida 307. Kas planuojat pirktis tokius Mercedesus, tai būtinai visą laiką žiūrėkit, kaip atrodo bardačiokas, todėl kad labai dažnai šitie Mercedesai būna buvę taksai, būna skylių, laidų ir panašiai. Ir dar labai daug ką išduoda peleninės medžio spalva. Būna labai dažnai, kad kai atvažiuoja iš kažkur iš užsienio, tai būna išmontuota šios dailės ir tiesiog į spalvą labai pataikyti yra sudėtinga. Biksenonai, automatinis šviesas. Pabandėm gal prasivažiuot? Šiaip kaip mašinai pretenzijų kažkokių turit, kas nepatiko. Viskas gerai. Padangos žieminės geras, ne? Antrą sezoną dabar siūvom, tai. O vasariniai ratai kažkiek? Čia mesai. Šitus jau turiu ir viskas. Trauka nedinginėja nieko? O jūs Lietuvoje pirkot ar atvarytas buvo kažkur? Atvarytas buvo. Iš Danijos berods. O kaip dugnas jo nėra, kad ten pakirmies kažkas tokio? Viskas tvarko. Tiesiog stairužių šiaip neturi. Nes dabar toks oras, kad nelabai kažką ir pamatysi, viskas šlapia, purvina. Realiai oro sąlygos tokios, kad net mašinas nepatestuosi, kai važiuoja. Jo, nes baisu. Nusukinėja tiesiog ratus visą laiką. Jo. Jis ne firmatikas, ne? Galų varomas. Jo, galų. Kondicionieriai irgi viskas veikia. Jo. Buvo, kad termostatas buvo, tai jis taip pakeičiau. Su jais tik tai vienas yra vienintelis niuansas, kas kalbant apie pardavimą. Tai labai ilgai parsidavinėja, nežinau kodėl. Turi būti arba labai gera kaina, arba labai ilgai parsidavinėja. Gal dėl to snukio nelabai tampa žmonėm? Kaip? Gal dėl snukio, sakau, to priekio nelabai patinka žmonėm. Man šiaip, ta prasme, kaip Mercas, būtent šitąją klasę visai nieko, tas toksai įdomesnis truputį priekio dizainas. Jo. Tai visai nieko. Bet žinot, kaip sakoma, skonis draugų neturi. Jo. Aš sakyčiau, galbūt priekiniai amortikai tokie biški prie pabaigos yra, nes jis neturėtų taip suplaukėtų visas, turėtų amortizatorius gesinti visą šitą. Pasikalbėjom su kolega, kad labai sunkiai šitie moduliai parsiduoda. Pasiskambino dar vienam kolegai Pirikupui. Tai sakė, už 5-7 juoda, su dideliu telikon, feiso detaliom salono sudėtom. Vos pardavė. Tai žmogui pasakiau, kad pasigalvosiu dėl kainos pasiūlymo. Ir turiu dabar dar vieną variantą, tai noriu greit nuvažiuoti pasižiūrėti, kol nesutemo, pasižiūrėti tą mašiną ir tada duoti atsakymą. Atvykom sekančio varianto, kol nesutemo. Anksti temsta, reikia dabar skubėti. Labą dieną. Nieko prieš, jeigu filmuosiu? Gal be kamerų? O ko taip, nenori? Einu pasidėsiu kamerą ir paplėpėsim su žmogum dėl mašinos. Atvažiavau dabar žiūrėti Lexusą, GS-ą. Taip kartais būna.
Pasižiūrėjau automobilį, pasikalbėjom su žmogum. Situacija yra tokia, kad žmogui šis automobilis stovi labai didelius pinigus, todėl kad automobilį, kai nusipirko, pradėjo stipriai lysti defektai. Ir šiuo metu automobilis vėl turi begalę smulkių defektų. Žmogus nebenori jį kišti daugiau pinigų ir nori jį parduoti. Ir kaip suprantat, yra realiai automobilio vertė, sakyčiau, tvarkingo, gero yra kažkur apie 3-3,5 tūkstančio eurų. Žmogus šis automobilis jau šiai dienai, sakė, stovi palei 10 tūkstančių eurų. Tokį parduoti už, sakykime, ten tos pačius 3-3,5 tūkstančio eurų, sakyčiau, būtų tikrai sunkoka, nes, reikia. Elementarus vienas iš dalykų, kas šiuo metu neveikia automobilio, tai yra pečius, o, kaip žinot, žiema. Bet yra kitas privalumas. Automobilis turi galiojantį techninę apžiūrą, yra galų varomas, turi šildomas sėdynės, yra 4 vietis ir turi džizeką po kapotu. Gerai, lėkiam toliau. Reikia nuspręsti dėl Mercedeso, o tai susiskambinsiu su kolega, pasikalbėsim dėl Mercedeso, nes reikia nuspręsti, ką daryti. Rizikuoti, nerizikuoti. Avantūra prieš akis. Yra planas važiuoti į Klaipėdą. Planas yra važiuoti rytoj, 2 dienom, taip sakykime, antradienį, trečiadienį. Turime tenais reikalų. Kaip tyčia man parašė žmogus. Sako, sveikas, galbūt netyčia planuojatės kelionę į Klaipėdą. Sako, galiu jums pasiūlyti nemokamą kelionę, mainais už paslaugą. Galvoju, įdomiai. Tai žodžiu, žmogus turi automobilį ir jį nori keistis į kitą automobilį. Tas automobilis yra Klaipėdoje ir jisai nori, kad mes tą automobilį nuvarytume parodyti pirkėjui. Tai yra, mes paimam iš šio automobilį, nuvarom jį į Klaipėdą, parodom žmonėm ir tuo pačiu apžiūrim tą kitą automobilį jam, nes jis norėjo, kad mes jį apžiūrėtume. Pasakom, kas kaip. Grįžtam atgal su jo automobiliu į Vilnių, papasakom, kokia situacija ir jeigu viskas jiem abiem tinka, jie važiuoja keistis automobilis. Avantūra? Kodėlgi ne? Tai va, sėdžiu automobilyje. Žmogus sakė, kad po 17 valandos galime apsikeisti automobiliais, tai būtent tą dabar ir padarysiu ir pasinuvažiuosiu, paimsiu jo automobilį. Važiuosiu namo, išsimiegam ir anksti ryte į Klaipėdą. Klaipėda taip pat yra planas nupirkti automobilių. Jeigu kažkas kažkokių turit automobilių Klaipėdą, aš visoje Lietuvoje ir norit parduoti, drąsiai parašykit, atvažiuosim ir nupirksim. Labas rytas jau iš saulėtojo Kauno ir štai mūsų kelionės automobilis Renault Kadjar. Su juo vykstame į Klaipėdą. Sustojam trumpam į degalinę kavutės, nes kažkaip šiandien nieks negali atsikelti. Nesakyčiau, kad kėlėmės labai anksti. Išvažiavom iš Vilniaus gal 8:30, bet tiesiog važiuoju ir negaliu niekaip atsikelti. Einam kavos atsigerti ir tęsim kelionę ir spėju susimatysime jau Klaipėdoje. Visai vėsok, bet per radiją girdėjau, kad Klaipėdoje šiandieną iki +2. Tai tas visai rūpina. Kiek mums liko iki Klaipėdos? 268, tai mums liko tram 2 kilai iki Klaipėdos. Sakiau, kad apie Polo papasakosiu. Tai su Polo yra tokia situacija, kad jisai dar iki šiol stovi Vokietijoje pardavimuose. Rugsėjo 10 ar 12 dieną gavęs pranešimą, kad automobilis yra rezervuotas. Pervedė 500 eurų už jį ir sakė, kad už savaitės atvažiuos jo atsiimti. Pradėjo siuntinėti tokius CMR-us, kad atvažiuoja jau pasiimti mašinos. Mašinos nieks neatidavinėjo, kol nėra pinigų. Tai žodžiu, mėnesį laiko, taip nyso protą, mėnesį laiko mašina stovėjo nepardavime. Dabar vėl iš naujo įdėtas automobilis į pardavimą ir tikiuosi, kad greitų metų prasiduos. Jau pakankamai ilgai stovi nuo gegužės mėnesio, nuo gegužės 15 dienos beros, tai pusę metų. Nežinau, šiaip fainas automobilis, bet kažkodėl neturi tokios didelės paklausos. Apie Polo tiek, tikimės, kad greitų metų prasiduos. Kas sekantis mūsų 6,5, turiu rezervo 7,3, bet sakė klientas, jeigu ką galima reikia 7,5 slošt. Ką tik žaidėsi BMW M3, buvo bainiau kaina 54 000 ir jos nepirko nieks bainiau, o aukciono metu išėjo 54 500. Žiūrėk, jinai 8 bainiau buvo. Bet ir dar ant rezervo. Jo, tai atiduos jau viskas. O praeitą kartą laimėjom už 6300 ir jos neatidė. Tai va, šiandienai su europietiškais aukcionais tiek. Varom matyti dabar papietausim ir varysim padirbėti. Atvykom į Klaipėdą ir, žodžiu, žadėjau, kad aplankysim Elviną, kuris padėjo man parduoti mano automobilį. Už tai buvau skolojam už paslaugą ir matau savo buvusį automobilį.
Kažkoks galas paaukštėjęs atrodo. Gal padangos žemesnės sudėjęs? Čistai žeminės padangos. Nu tai taip, jisai bus numeriais su visko pasmetė, numerių nieko nebuvo. Bet gražiai atrodo, taip visai gaiviai. Jis matyt žinojo, pasiruošė. Šitą netaip lengvai neįgis. Labą dieną. Daik. A tu deilinį su kiem 6? Ne. Numeriukai, viskas. Tai tas bičias norėjo, kad mašina būtų legali, kad jis galėtų ją nusivaryti iki autodromo ar dar. Žodžiu, mes einam paplepėt ir po to susimatysim. Kol buvom pas Elviną, Elvinas kažkokį tai mygtuką paspaudė. Žiūrėkit, kas pasidarė. Sako, nori padaryti orą, kaip Vilniui. Žinai, tokį dabar su aktualiom kalbant, tai taip važiavom pas draugą, kuris paspaudė sniego mygtuką. Žodžiu, tik pasnygo ir avarija. Kol mes esam Klaipėdoje, kaimynai tralistai nuvažiavo paimti GLK. Ir pristatys mums prie garažo. Oi, tu čia, žinok, va taip kaip tu sakei. Važiavo, paspaudė stabdį, nestojo, Audi jaudė. Traukit mašiną! Audi Q2, nauja, bandomoji. Sako, ko tu stojai? Tai... Normalu, ta prasme, pažiūrėk, čia vaikai vaikšto. Mačiutė, jie net nežiūrėjo. Ir jeigu Audi dabar tą stabdytų, išgavo kažkuris, va dabar va tai, va kaip yra madinga. Važiuoja ir tada... Žodžiu, Volvo... Aik, tu savo pasakiau, kokį automobilį mes čia atvažiavom iškrau. Volvo XC9. Tai dar neišsikrovė. Taip gavosi, kad aš rytoj turiu aplankyti vieną įstaigą. Ir tuo pačiu galvojam iškrausim Volvo, iškart sufotkinsim ir iškart pabandysim parduoti. Kol kas planas eina ne pagal planą. Važiuojam įsikurti į viešbutį. Antra diena Klaipėdoje. Šiandien... Dabar aš važiuoju į policiją į apklausą dėl kotletų. Ignas su Edgaru važiuoja į mašinų pardavimo aikštelę su Renault, apsižiūrėti kitą automobilį. Ir tada sekantis dalykas, kad turėtumėm važiuoti pas savo partnerius į Translaivą. Ir tenais turėtų būti atvykusi mūsų Volvo XC90. Jinai atplaukė pirmadienį, bet... Buvo tokia va Volvo. Bet kol kas informacijos apie iškrovimą neturime ir galvojame, kad tas vakarykštis ir šiandieninis sniegas mums gali truputį pakišti koją. Nes Edgaras sakė, kad kažkada dėl tokių sąlygų viena aikštelė net buvo nutraukusi darbą, nes tiesiog pakrovėjai negalėjo dirbti, važinėti normaliai ir panašiai. Tai labai tikiuosi, kad kol mes pabūsim tam tikrose vietose, kad viskas išsispręs ir viskas įvyks sklandžiai. Viskas. Sudėjau. Lauksiu jūsų. Prisiminkit tik geruoju. Aha. Gerai. Taip sakant, išeina vienas, ateina kitas. Sveiki visi. Gerai. O mes dabar su Edgaru važiuojam, pažiūrėsim Dodge Durango. Ir taip pat aprosim Renault Kadjar. Taip? Aš Captur. Kadjar. Kadjar. Baig tu su to Captur. Aš pats nebežinau, su kuo atvažiuoju į Klaipėdą. Visai smagiai avantiūra gavosi. Kodėl Klaipėda visi per raudonas važinėja? Ar čia yra rodiklė papildoma? Nu ne, nu be yra, bet nedega. Žodžiu, pažiūrėjom Durango. Einu dabar pasikalbėsiu, nes dar nežiūrėjau šio automobilio. Tai parodysim, viską parodysim. Ir ką, važiuosim toliau. Klaipėda. 15-18. Gautas iškvietimas, kad šalia policijos pastato šlaistosi pasimetęs Vilnietis. Žmonės sako, atrodo įtartinai, gali būti neblaivus. Vykstame į iškvietimą, patikrinsime, jeigu ką, susirinksime vyrą ir pristatysime į Vilnių. Važiuojam, kolega, filmuokite toliau. Matau jau. Sveiki. Po 2 metų. Nu ką, situacija sudėtinga. Todėl, kad pridaryta visokių pinklių yra. Bendravau net su 2 tyrėjom. Galiu pasakyti vieną tik dalyką, kad yra vieno prokuroro priimtas nuosprendis išduoti žmonėms 5 automobilius. Ir kalbėjau su 2 tyrėjom, kaip ir sakiau, tai viena tyrėjas būtent šitoje byloje yra, ruošia bylos perdavimą į Vilnių, kad viskas vyktų Vilniuje. Tai paklausiau, ar gali kas nors užkirsti kelią, kad neatgautų žmonės automobilių. Tai realiai pasakė, yra prokuroro nuosprendis ir jisai turi būti vykdomas. Tai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų tai įvyks ir jeigu tai įvyks, tokiu pačiu principu eisim ir su kitais automobiliais. O dėl kitų dalykų, kur buvau? Palauk, dėl kitų dalykų. Ne dėl kitų dalykų, nu dėl tų pačių dalykų. Nu vyksta. Bylos apimtis yra didžiulė, daug nukentėjusių žmonių.
daug pridaryta pinklių. Dabar užtrukau beveik 4 valandas apklausoj ir čia, sakykim, ką buvau apklaustas, tai 5% visko, kas įvyko. Todėl, kad tyrėja pasakė, aš ten sakau, ten dar tas, ten dar anas. Jinai sako, davai geriau nekalbam apie tai, nes užtruksim 2 ar 3 paras kalbėti. Šiam momentui tiek, kur mes važiavam. Varėm pas savo partneris į Translaivą. Turėjo šiam Volvo išsikraudinė, bet... Vos nenukritau, bet neišsikraudinės. Ir greičiausiai išsikraus tik tai kitą savaitę. Tai va, tai čia vienas iš dalykų. Žiūrėk. Ai, čia ne mūsų. Tikrai ne mūsų. Bet žodžiu, tokia pati Volvo turi būti. Tiksliai šitą per cielą. Mūsų labiau daužta. Tai žodžiu, dėl tam tikrų visokių dalykų, orai, dar kažkas, būna, kad automobilių iškrovimai ir trunkai. Delegacija, laba diena. Tai žodžiu, aš tai baigiu pasakoti ir eisiu pakalbėti su vyrais. Tai žodžiu, dėl tam tikrų dalykų, oras, pūgos, vėjas, jūra banguota, tralas sugedo, dar kažkas, ta prasme, tie visi atvykimai yra, užtrunka. Bet čia vidutiniškai vis tiek pas mūsų automobilį atvyksta per 2-3 mėnesius. Tai turėjo Volvo krautis šiandien, o krausis kitą savaitę. Tai greičiausiai nenufilmuosim jos iškrovimo, o nufilmuosim jau kai atvyks pas mus į garažą. Tai einam pasilabinsim su chebryte ir varysim į Vilnių. Bid. Šiaip iš tikrųjų tokį automobilį esu matęs. Keliau visiškai naujas. Naujas, ne? Panašu, kad naujas. Šiaip, kiek žinau, šitas prekinis ženklas jau dabar stipriai įėjęs yra į Norvegiją ir, man atrodo, jau Vokietijoje yra parduodami. Manau, kad greita ateitis gali būti ir Lietuvoje. Kolegos sako, kad turėtų jisai kainuoti naujas apie 6000 Lietuvoje. Ne, daugiau. Mesgi žiūrėjom, kiek jisai kainuoja. Tai aš manau, kad jisai naujas turėtų kainuoti kokių 12-13 tūkstančių. Tai nauja mašina. Tik aišku, nežinia, kiek laiko tarnaus. Tai dar viena. Edukacinės vakaras. Sprinter. Dar Sprinter yra štai toks. Ne, normalus Mersas. Gal seniai iš Amerikos, nes šiaip iš tikrųjų, ką pasivėjau, Amerikoje Dodge Sprinter būna. Arba Dodge Ramos, va toks galėtų būti. Dabar dar su kolegom kalbėjomės, tokį įdomų dalyką sužinojau. Dėl Teslos, va dabar tą bidą iškrovė, ieško raktą, sako, gali būti kažkur viduj. Esu kažkada buvęs iškrovime, kai Tesla iškraudinėja, ir buvo 3 Teslas ir tik 1 raktas. Tai kolega sako, kad iš 10 Teslų 9 dažniausiai būna be rakto. Todėl, kad Burba dabar pridės raktą, parodys, kaip jisai atrodo. Ir dažniausiai žmonės netyčia jos išmeta. Ir dar toksai dalykas, Tesla eismo įvykio metu būna užsirakina. Ir ją reikia mokėti atrakinti. Tas Elonas tiek prigalvoja visokių dalykų. Aš šiaip iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, kad Klaipėdoje dabar yra gal koks -2, -3, bet ant tiek didžiulė drėgmė, kad taip į barzdą gelia. Lekiam. Parodysim, dėl ko kartais stringa iškrovimai. Dabar atvažiavo sunkvežimis, įjungia atbulinę, kad įvažiuoti į iškrovimo aikštelę ir jam tai nepavyksta padaryti. Jisai spaudžia, tiksliau pradeda važiuoti atgal, mašina pradeda slysti į priekį. Va, Hebra jam reguliuoja, kaip įvažiuoti ir jam sunkiai sekasi. Tai va, klausiam žmonių, kurie iškraudinėja konteinerius, ar labai smarkiai aplėtėja darbas. Tai pasakė beveik 2. Todėl, kad, sako, turi išsivalyti aikštelę, turi pasiruošti. Tada sakė, kad netgi tas pats krautuvas ant trampų sunkiau užvažiuoja. Visokie tokie dalykai. Sudedamosios dalis, kas pailgina visą veikimo principą. Žiūrim, kaip čia bus, kas bus. Šerazgonai. Vakar reiškia patirtis. Įdomu, mes jam čia netrukdysim išsisuk dabar. Malodėt. Aš tai būčiau ir Kadžarą pakabinės. Būčiau ir Translaivos iškabą išvertęs, iškraudinėtumėm čia. Aš tai būčiau atidaręs priekabą ir sakęs atvyko.